Pirmą kartą pamačiau mirtį, kai man buvo kokie 5 metai. Žuvo avarijoje mergaitė, kuri gyveno prie pat gatvės, ir mes iš smalsumo nuėjome pažiūrėti. Ji gulėjo pašarvota savo namelėje prie gatvės, gulėjo balta suknelė tarp gėlių. Vėliau prie tos pačios gatvės rudenį buvo nužudyta nėščia moteris. Mačiau, kaip vyras pribėgo su peiliu, įdūrė į pilvą ir jinai nugriuvo. Ryte toj vietoje radome su šluotomis išvalytą kraujo dėmę didžiulę. Paskui jau vėliau, turbūt man buvo apie 10 metų, mes su tėvais keliavome per Kaukazo kalnus ir mūsų grupėje buvo viena jauna mergina, studentė, kuri mokėjo burti iš rankos. Na ir visi prašė, kad jam išburtų, kas jų laukia. Buvo toks užsiėmimas einant. Ir paprašiau, ir aš aišku. Jinai pažiūrėjo mano ranką, sako, ne, aš tau nieko geriau nesakysiu. Ir aš prikibau prie jos, pristojau, kol jinai pasakė, kad mano gyvenimo linija labai trumpa ir aš greit turėčiau mirti. Bet, sako, tai dažnai nepasitvirtina ir taip pabandė nuleisti juokais visą tą kalbą, bet aišku, man tai labai įstrigo į atmintį. Kažkuria prasme, galima sakyti, pakeitė visą tolesnį gyvenimą. Aš pradėjau skubėti gyventi, pradėjau nevertinti gyvenimą, pradėjau domėtis tuo, kas bus po mirties. Vėliau jau pradėjau filmuoti. Filmuoti tai, kas man galėtų atsakyti, kas yra už tos ribos. Filmavau kambariuose, kur duodami paskutiniai patepimai, tikėdamasis, kad kamera užfiksuos kokį nors angelų sparnų šnarenimą. Mažiau pakilti. Taip pat filmavau Dievo teisybė. Režisierių Raimondą Vabalą, likus kelioms dienoms iki jo išėjimo. Ta žodį aš jau naudoju šiandien. Dievo rykštė. Ir pavyzdžiui, netgi savo ligą. Aš guliu ir galvoju. Kodėl man tokia Dievo rykštė? Už ką? Negi aš taip kažką esu, kur nusidėjęs, kad šitaip aš esu baudžiamas, ir netgi ne dvasiškai, o būtent fiziškai. Kalbėjausi su įvairiais regėtojais, girdėtojais. Kalbinau žmonės grįžusius iš komos būklės, atsimenančius, ką jie patyrė, būdami aname pasaulyje. Ir vienas įdomiausių personažų buvo Svieta, kuri dirba akušerė, priiminėja vaikučius, konsultuoja nėščias moteris. Ir jinai grįžo iš komos būklės, ne tik atsimindama tai, ką ten matė, su kuo susitikom, bet ir dabar galėdama nesunkiai peržengti tą ribą
ir atsidurti aname sielų, angelų pasaulyje, gauti iš ten informacijos. Tunelį taip, tunelį aš mačiau ir ta šviesa gale tunelio ir ten būnant buvo labai daug angelų. Nu, kaip, aš gal net tada net visiškai gal nesupratau, kad jie yra angelai. Paskui tik tai. Jie tokie aukšti, dideli, permatomi, peršviečiami. Labai geranoriškai nusiteikę, labai jau, nu man kaip draugai atrodė, reiškia, savo kampaniją tokia aplinkoj. Po to buvo labai blogai. Sugrįžimas į žemę yra daug sunkesnis. Net aš iš pradžių net nesuvokiau, kad aš žemėje, dėl to, kad tas visas švietėjimas, viskas jis buvo. Ir tas kūnas toks nemielas. Iš pradžių man labai norėjusi visiems apie tai papasakoti. Nu, man toks gyvenimas buvo tarp žemės ir dangaus. Aš jau buvau žemėje, bet kažkiek danguje, vis tiek tas grįžimas pilnai, pilnas toks sugrįžimas į žemę, jis gal vyko kokie 5 metai. Ir ypatingai iškart po to, tie visi naktiniai tokie išgyvenimai, skraidimai, tada jau matyt lengviau buvo, dėl to, kad dieną aš labai daug galvoju, labai daug, kažkaip išgyvendavau ir mane labai skaudindavo, gal jo, jeigu šalia buvo kažkoks grubumas, nesubtilu, daug tokių buvo dalykų, kurie tiesiog man liktai kaip apsaugos aš kažkokios neturėjau, žemiškos. Laikyk mane už manęs. Gali spausti mano ranką, nes daug mažiau skaudės. Na. Skauda. Skauda. Pilvukas susitraukinėja, juk vaikas turi išeiti, o tu turi jam padėti, kad galvytė išeitų pro ten. Kiek reikia? Kad prasplėstų. Žinai? Bet dangoje, jeigu tai galima pavadinti dangum, trupučiuką kitaip. Ten yra nespalvas, bet švytėjimas. Ne jausmingumas, bet tikras jausmas, kuris persmelkia tave kiaurai, kiekvieną tavo ląstelę. Jeigu tai galima pavadinti ląstelėm, tą substanciją arba tą būseną, labai sunku įvardyti žodžiais. Bet mirties baimė po to išnyksta. Dėl to, kad ateina žinojimas, gilus vidinis žinojimas, kad mirtis nėra. Tai yra kitokia būsena, kitoks buvimas, prasmingas. Gal jis ir įprasmina tą, ką mes čia darom, ką jaučiam, ką išgyvenam. Kažkiek pataisa, mūsų vertybės pakeičia. Net pasakyčiau, kad aš iki to buvau geresnė, žmogiškai prasme. Man visų buvo gaila, man norėjosi kiekvienam padaryti kažkokią paslaugą. Aš bėgau ten, bėgau šian ir stengiausi, idealiai gal viską atlikti šitą žemėje. Taip jau buvau sukūrus savo protu, bet vidinis balsas gal ir ne vieną, ir ne 2 kartus pasakė, kad tai yra neteisinga, tai yra klaidinga, bet vis tiek protas, jis pirmin, taip reikia ir
Tai buvo Dievo malonė, būtent man. Aš labai dėkinga likimui, gyvenimui, kad taip atsitiko. Tai net nėra kažkokia skriauda, liga, o tai yra atvirkščiai, atsilaisvinimas. Tai yra Dievo dovana, tai yra džiaugsmas. Tai mano požiūriui, matymui, tai yra kaip mylintis tėvas, tada, kada mato, kad vaikas suklyda ir užduoda jam labai gerai, sukrečia. Ir jam labai labai skauda, ir jis verkia, visas įskaudintas, bet tada, kada praeina tas skausmas, kai jis per kančią apsivalą, jis pamato, aha, tikrai aš klydau ir viską reikia daryti visiškai kitaip. Ir mano tėvas buvo teisus ir jis tikrai mane myli. Kažkaip, nežinau, mano gal atminti, mano sąmonėje tiesiog net beveik nelika tos atkarpos gyvenime, kas buvo iki to momento, iki tos akimirkas, kai aš, aišku, ne savo valia, net nenorėdama, nesuvokdama, atsiduriau ten. Taip žiūrėti į esmę ir norėdama suprasti, dėl ko aplamai taip įvyko, gal priežastį surasti. Liga tai yra pasekmės, o priežastis tai yra daug gilesnė. Ir tikrai daug metų aš ieškojau tos priežasties. Man buvo įdomu tai savo, kaip žmogui. Ir supratau, kad priežastis yra meilė ar nemeilė savo. Gyveni savo ar gyveni kitiem. Aišku, gali aukotis, gali mylėti kitus, gali daug ką daryti kitiem, bet tame neturi užmiršti savęs. Tai yra pats pagrindinis momentas gyvenime. Paskui, mudu su Svieta, nuvažiavome į koplyčią pas atsiskyrėlį dailininką Virginijų, kuris paišo gana keistus paveikslus apie sielos kelionę į aną pasaulį, paišo saulės auras, įvairius kosminius švytėjimus, bando užfiksuoti ir paklausime, iš kur jis gauna informaciją apie tą kitą pasaulį. Pieši tol, kol suvoki, kad pieši. Jeigu peržengi tą ribą suvokimo ir nustoji piešti, nustoji tapyti, nustoji suvokti, pradedi šokti tą. Ir tada jau, kada tapai, negalvoji nei apie piešimą, nei apie tapimą, nei apie motyvą, kurį darai. Vyksta tai kažkas tai tokio, kada vat šičia atsistoji, tai yra teptukas rankoje ryte. 8 valandą visada būdavo šičia. Tiesiog dirbo pagal minutės. Ne dėl to, kad racionaliai, bet tiesiog man reikėjo laiko. Tarpas buvo duotas, per kurį aš turėjau padaryti tą darbą. Tai tada įsivaizduojat, kad 8 valandą pradėjau tapyti, pažiūrėjau laikrodį, 5 ar 6. Laiko nėra, nieko nėra, paveikslas yra. Tai yra pereini ribą kažkokią. Nutapai paveikslą, tarytum neprisiliesdamas jo. Išeini kažkokią tai laiko duobę ir tada padarai tą darbą, kurį realiai per tokį laiką padaryti neįmanoma. Žmogaus gimimas yra iš chaoso, chaosinė, tai gimda, tarytum tą chaoso, ir moters šitą vyro gimimas, tai yra Ieva ir Adomas. Čia pat mes matom žaltį, visą tą simbolį, visą, kuris lydi visą, kaip čia žmonių giminę, kaip simbolis. Ir šalimais yra pavaizduoti vaizdai žmogaus gimdoje būsenos. Yra kūdikis iš viršaus, kūdikis tam tikroje stadijoje, atkreipkite nėščios moters figūrą,
ir visi tas kaip žmogaus ateimo į šį fizinį pasaulį, per moters kūną, per tą fizinę ribą peržengimas. Vėliau sekantis etapas, čia pat mūsų gyvimu, mūsų sekantis taškas yra mirties taškas. Ir mirties taškas, kaip tik pažymėta šita žvaigždė, kurią saugo jį kartu kaip anga, bet kartu praėję kaip siūlų praeina į viršutinius sluoksnius dvasinius. Tai šita centrinė žvaigždė žymi juodoji žvaigždė, kaip juodoji anga, mirties anga. Tai vienintelė vieta paveikslė, kuria turi savo šaltą aurą. O čia iš tikrųjų tai šaltas ir skausmingai čia vis šilčiau ir stipriau. Niekur tokios vietos nėra, tai vienintelė vieta. Čia ir ne veltui, čia yra nutapyti yra du angelai sargai, kurie jie saugo šitą tai sakyčiau, tą mirties angą saugo. Toliau eina dangaus vartų simbolis. Čia yra ta baltoji žvaigždė ir kristaliniai dangaus vartai. Lietuvoje dominuoja 12 dvasinių sferų, atsiprašau, ne 12, pas mus yra 9. Tai nesako laimingas, kai 9 dangui, o 12 labai retai sutinkamas ir be to labai, čia yra tiesiog reikia pačiam užaukti, kad galėtum tapyti tokius dalykus. Ir taip pat 7, 8, 9, kosmogonijai čia, kur rodžiau, man atrodo, 9 yra, ir neklystų tik tais tapytos, taip kad tie paveiksliai turi tas savo dvasinės struktūras, kiek pats gali pirmiausia turi pats užaukti, ir paskui, kad galėtum matyti. Tai jau labai ilgai atsaugo. Paskui nuvažiavau pas Aneliukę. Tai paprasta kaimo moteriškė gyvenanti labai keistoj vietoj, šalia aerouosto, kurio viduryje stovi bažnyčia. Toje vietoje kažkada stovėjo Aneliukės namelis ir jame įvyko apsireiškimų stebuklas. 1969 metais Aneliukė čia regėjo Kristų, vėliau mergelę Mariją. Ir iki dabar jinai išsaugojo tuos regėjimus, jie pasikartoja laiks nuo laiko. Taip pat jinai gali matyti ir sielų pasaulį, bendrauti su mirusiais. Šitaip buvo, aš nuėjau iš vienų šermenis ir be giedant ražančių aš išgirdau vidinį balsą. Sako, aš tau leisiu matyti šito žmogaus sielą, aš niekad gyvenime nebuvau mačiusi. Kokia ta siela ir kaip tėja. Ir žinokit, aš greitai susikau per petį užpakalį, mes kaip tik gėdom ražančių, tai prie stalo sėdėjom, o ji, žinokit, moteris tai prie sienų buvo pašarvuota. Ir aš atsisukau ir pamačiau tą sielą stovinčią gale kojų grabų. Ir žiūrisi į savo kūną. Bet taip ir nusiminus visa. Ir taip sudraskyta visa, vienų žaizdų atrodė ji buvo. Ir aš niekaip nežinau, kas čia dabar ir kodėl tai, kad galėsim į kokius spygliuotus dratus įsilystus įsidraskytų. Ir tada aš labai pradėjau melstis Viešpatie, kas čia ir. Ir dabar, žinokit, aš išgirstu tokį balsą. Žinok, tai yra teto žmogaus nuodėmės. Vat, kaip mes esam tokie visi sudraskyti. Šeimas, pilkas, rūkelis, atmigla šitokia žmogaus sieloje. Bet įžiūri, mirksi ir viską, bet ir kai jis man ką sako, ir tai vidinis balsas, ne tiek, kai mes pašaliniai nieko negirdi. Jeigu mes pažinojom gyvą žmogų ir susitiktėme jau sielą, tai tikrai mes atskirtume, kurio žmogaus siela yra. Ir akys, ir nosis, ir plaukai, ir žiūri, ir mirksi, bet viskas rūkelis. Iš to rūko susidaro visas žmogaus atmintis. Va šitokia siela yra. Vada kokių sielų čia buvo tie. Čia mes pirmais penktadienį adorojam, būdėm į tuos, jie kaip tik buvo atvažiavę šitie iš Kretingos. Ir ta, žinot, kaip bokštas čia buvo sugriuvęs to Amerikoje.
Ir mes, kada meldėmės, ir aš pamačiau, žinokit, pilną tą koplytėlį sielų. Ir dabar jos man sako, irgi vidinis balsas, mes esam iš Amerikos, iš tų bokštų. Ir mes, sako, atėjom akies mirksnį, o Dievo galybė. Ir dabar, kad juos, sako, užmušė, o mes, tas kambarys, kur mes buvom, gyvi degėm. Ir sakė, žinokit, kokios kančios buvo. Ir ačiū Dievui, kad mums tikrai Dievulis leido šitas visas kančias aukoti su savo nuodėmės. Ir mes dalį, sakė, jau nusiplovėm tų sielų. Nu jau, žinokit, net, jau, taip sako, mažai turbūt reiks atsitesti ir mus leido čia ateiti į šitą vietą. Ir čia, sako, mes atėjom mums didžiausias džiaugsmas. Ir sakė, mus atvedė angelas sargas, jūs įsivaizduokite. Jau savo šypsosi, bet kiek kentėti, degtų gyvas žmogus, tu prikišk kur nors prie degtuko, kur pirštą kaip skauda. Eikite tą varpą filmuot greitai. Tai tu korespondentė? Ne, aš ne korespondentė. O kas tu? Aš esu akušerė, dirbu poliklinikoje. Ai, tai tu geras žmogus, vaikėlis. Tiek. Tikriausiai, kad geras. Tikiuosi, kad geras. Nu, kad aš jaučiu tokią Kristaus meilę, man niekas nebaisu. Jeigu aš šito būčiau neturėjus, ir būčiau tikrai neišlaikiusiais. Man visai nebaisu buvo, kad tu būt mirti reikėjo. Aš viskam pasiruošau. Vaikeli, tau šalta. Ne, man nešalta, man gera labai. Va. Šilta. Ir sakė, va, tu neteiski, nesmerk nei vieną žmogus, tu neturi teisės. Tik aš jį galiu nuteist, nes man reikia išlieti paskutinį savo kraujo lašą už kiekvieno žmogaus sielą. O ypatingai jau kokius įmelskis už tuos vargšus, kad ir netikit, tai tie yra didžiausi pasaulį vargšai. A tu rašaja ne. O per vėlinas tai čia pilna sielų. Dabar atsukti ant anų, biski žiūrėkit. Biski nenulenkit galvas. Dabar da šitas miega ant tų trapų. Tai per vėlinės čia susirenka sielos, jos jaučia, kad už jos meldžiasi ir gauna tos malonės per žmonės. Ir prašau, tik pasimelsti ypatingai. Nu, maldų tai tikrai daug prašau, bet tas, kur tai visai netikintis, pijaukylis buvo mirė. Ir aneliuk sako, aš pasiskolinau iš tave 10 litų ir kaip aš galiu atiduoti, ir štai reikia atsiteisti. Tu nueik pas mano žmoną, esu dabar prašyk 10 litų. Aš sakau, tau paukoju tą 10 litų, aš neisiu pas tą žmoną. O jį tegu šventas mišias užprašo. Vis tik mišių prašo, nes mišius tai yra tikrai. Paskui važiavau filmuoti pas Nomedą. Tai labai keistas atvejis. Moteriškės, kuri grįžo iš ano pasaulio po komos, mokėdama užsienio kalbas. Anglų, vokiečių ir dar vieną kalbą, kurios pavadinimo jinai net nežino. Kas yra svarbiausia, tai siela. Na. Aš irgi dabar daug kartų vis pasižiūriu, nes aš matau praėjusius gyvenimus, kai noriu. Va, ir pasirodo, tol žmonės neišlaisvė sielų, kol nesužinos, kas buvo praeituose gyvenimuose. Nes žmogus galvoja, kad jisai nelaimingas, kad jis labai kenčia, kad jį visi skriaudžia, kad jis ten daleiskim nesuprastas. O kai tu sužinai, kas tu buvai, nu tai žinai, ką nusipelnai, tai ir gavai, ir viskas.
O jau kaip iš klinikinės mirties sugrįžau, aš iš pirmų kartų pirmiausia pamačiau grinai organus, kurių nesupratau, kas tai yra. Atsimerkiau ir iš karto pamačiau. Dar įdomus daiktas, atsimerkiau, pamačiau žmonės, pradėjau šnekėti rusiškai, vokiškai, angliškai, dar vieną kalbą visai kitokį. Net nežinojom, kokį kalbą, ir dabar nežinau. Kai jau pradėdavo gydyti žmonės, labai daug žmonių būdavo. Pas mane jie važiuoja, aš net nesuprasdavo iš kur. Nu, tai kai dabar, tiesiog važiuoja ir viskas. Ir būdavo sėdžiu, tai 2 kojos uždėtos čia kėdės, uždėtos žmonėm ant kojų. Reiškia, šičia sėdė 2 rankos uždėtos, tai jau tie sėdė aš jau atsirėmusi, už nugarų 2 žmonės man ant pečių rankas uždėję ir vienas dar prie manęs guli. Tai įsivaizduokit, kiek žmonių vienu kartu gydžio. Ir visi norėdavo prisiliesti. Nors aš žinodavau, kad man visai nereikia prisiliesti, nes gydymas iš tikrųjų vyksta visiškai neprisilietus. Bet vis tiek visi nori, kad tai apglaustytų, kad tave nors jau priglaustų, tiek jau tas noras. Kaip praėjo kažkur pusę metų, pradėjo išėti toks pusės metro geltonas spindulys išeina ir aš žmonės jau paleidžiu, bet jie ir svarbiausia išeina ir jie atsistoja, o jau viskas gerai, viską kada galima vėl atvažiuoti. Aš ten laiku buvau to klinikinėje mirties, aš nežinau. Bet tai faktas, kad sakau, aš iš skausmo išėjau iš prūtų ir paskiau grinai buvo nepaprastas greitis. Man jokių tunelių, jokių nieko nebuvo. Man buvo greitis, nežmoniškas greitis, kad aš pagalvojau, kad reiškia, jeigu aš būčiau su kojom rankom, tai aš būčiau visa sutiškusi visiškai. Ir paskiau pradėjo lėtėti ir aš grinai, galima sakyti, kad aš tiesiog lėkiau per tokį, pirmas tai buvo toks kaip apelsinų, ne, kaip citrinus daugiau žievelė, toks geltonumas ir buvo kaip pro tarpus mane nešė ir aš dabar suprantu, kad tai nešė angelas sargas. Tiesiog kažkaip išvingiuodavau ir žinojau, jeigu ten įlipsi, nes ten tiršta masė buvo. Ir jeigu į tą geltoną spalvą tu įlipsi, reiškia, į tave praneš, arba aš pati, kaip pasakyti, įlėksiu. Tenais labai ilgai be kitų pagalbos aš neįsivaduosiu. Bet man baimės nebuvo. Jaučiausi gerai, o paskiau išnešė į oranžinę spalvą. Ir ta oranžinė spalva, aš dabar kaip suprantu, tai yra mirties slėnis. Tai yra grinai apsivalymas sielų. Ir tenais aš daugiausiai sužinojau. O ten man labai daug ką pasakoju. O paskiau jau aš pakilau aukščiau, buvo jau švaru, jau nebuvo to jausmo, to tirštumu. Tai buvo jau tokia gelsva saulės, galima sakyti, spalva, kur yra ir oranžinė, ir gelsva tokia makalavusi. Bet iš tikrųjų tai buvo tokia erdvė ir tada jau aš susitikau su savo su močiute, kuri jau buvo mirusi, paskiau susitikau su sesers vyru mirusi, paskiau buvo draugė, paskiau jau buvo daug jau ten tų pusseserė buvo ir visi man jie pasakojo, bet jie buvo didesni tokie rutuliai. Ir juos aš jaučiau, nemačiau, jaučiau ir įsiskleidžia, priartėja prie to rutulį, mane prineša, aš čia vidurkį, įsiskleidžia ir mane prievarta įstumia į kitą. Ir aš nežinau, kad aš bendrauju su kitu. Ir visi buvo skirtingų spalvų. Ir paskiau buvo tiek daug ten tų rutulių didesnių ir visi man kažką perdavinėjo, kažką tai pasakoju. Aš ir atsinešiau labai daug žinių iš kaip sako, iš anapus. Man daug ką pasakoju, bet man vėl neleido viską atsiminti. Nes pasakė, ką reikės atsiminti, ką reikės pamiršti. Aš tik tai tą baltą šviesą mačiau, bet aš žinojau, kad jeigu aš įėčiau į tą šviesą, aš negaliu net įėti, nes mane stumia, aš esu nešvari. Nes ten, čia dabar aš tik taip šneku. Aš dabar nusišnekėjau, taip aš dabar supratau, bet tada tai aš žinojau, kad tai yra ne man ir viskas. Ir kad aš turėsiu būti tokia. Va tokia, man kai parodė vaizdą, va tu turi šitaip susitvarkyti save, tu turi taip atrodyti, tu turi ten daleiskim taip mąstyti ar dar kažką tai. Ir va tik tai tada tave įleis, šiaip kaip į rūmus, juk neįleis bilia kokio žmogaus. Aleksandras, labą dieną. Žemė į savo vietą.
gali iš virtuvės rasti. Vienu žodžiu, pas mus tiesiog yra žmogui pagalba ir aš noriu turėti vienas tokį centrą. Aš noriu turėti vienai klubų, galima sakyti, pavidalę, bet ne klubas toks. Nes man reikia labai plačios veiklos ir man reikia daug pagalbos. Man irgi tai aš pradedu pavargti, pradedu pykt, pradedu nervuotis. Grinai man reikia greitai man ir visus žmonėmis didelius planus. Dėl gyvenimo pokyčių aš ir negerai šiandien. Nedarai klaidų. Neringa. Ji irgi sugrįžo iš ano pasaulio, tačiau žmonių negydo ir sielų nemato. Na, galiausiai paskutiniai žodžiai, kuriuos išgirdau, buvo jau jinai gimė, padėjo ją man ant krūtinės ir paskiau kažkaip taip išgirdau, kaip sakė, anesteziologų brigada greitai. Ir paskiau buvo toks, tokia ne tai, kad tamsa, bet toks panirimas į kažką. Ir toks, bet kažką net ne tamsų, bet rusva. Tokios kažkokios keistos toks kaip vanduo, bet rusvas. Ir paskiau tolumoje toks kaip švytintis taškas, priartėja ir tenai tokie šešiakampė kaip korio skylutė. Ir į tą korį taip įslystų ir sklendžiu ir jisai visas iš tokių kaip veidrodinių šešiakampių, kaip veidrodėlių. Visas pats šešiakampis tas ir jisai visas sudėtas iš tokių šešiakampių. Ir taip taškas kažkoks atsispindi juose ir aš taip sklendžiu, toks būtent sklendimo pojūtis geras, sakyčiau. Ir kažkokie yra ten lyg atsišakojimai ir viename jų stovi, matau 4 figūras, švytinčias, kurias aš suvokiu kaip moteris. Jos visas švyti tokia skaisčia, nu net nežinau, balta, bet, nu, tiesiog švyti baltumu. Bet ir tu negali tiesiog tokios kaip stovylos, statulos kažkokios, net ne statulos, bet žmogaus figūros, ar ne žmogaus. Bet aš jas suvokiu kaip moteris. Ir viena, ir aš taip sklendžiu pro jas, ir viena sako, tai gal jau ją įmam, jinai viena iš mūsų. Kita sako, ne, sako, jai dar nelaikas. Ir aš taip prasklendžiu. Ir paskiau tas grįžimas, paskiau vėl jau toks, lyg taip atsimerkiu, ten kažkokios ar lempos, ar nelempos. Girdžiu, šalia manęs kalba jau tos, turbūt, seselės, kurios budėjo, sako, atrodo jau krustelėjo. Viena sako, ir aš noriu, aš jom bandau pasakyti, aš dar sklendžiu. Ir niekai mane lūpos kažkokios tam. Ir girdžiu sako, Hainai čia lapa. Sako, va, aš jau už 4 litus turiu sėdėti visą naktį prie tokių mirštančių poniučių. Ir aš galvoju, Dieve, tegu jinai eina namo, kodėl man viskas čia gerai, tegu tik jinai eina namo, tik nesėdžiu už tos 4 litus per naktį, aš čia viskas čia bus gerai. Tiesą pasakius, yra visiškai išnyko kažkoks toksai, ne tai, kad mirties baimė, bet toks, tiesiog, tokia yra ramybė ir kartais kaip, jeigu ten kas nors atsitiktų ar kam, tai tiesiog galvoju, gyvensi kažkokį kitokį gyvenimą. Negali dabar kažkur išvažiuoti, norėtum nuvažiuoti ir į Meksiką ar ką, galvoju gerai. Paskui aš tenai visur suvaikščiosiu, apžiūrėsiu, jokių problemų nebus.
Ieškodamas atsakymo, kas slypi už tos ribos, kuris skiria gyvybę ir mirtį, nuvažiavau ir į garsiąją Merkinės piramidę. Pas Povilą arba Poviliuką, kaip jį vadina, žmonės atvažiavę į šitą vietą pasisemti stiprybės, sveikatos. Per porą šitos piramidės egzistavimo metų jau čia įvykė nemažai stebuklingų atsitikimų, pasveikimų. Poviliukas yra tarsi diplomatinėje tarnyboje. Kaip mūsų diplomatai vyksta į užsienį, taip jis yra atsiųstas į žemę ir turi tam tikrą misiją parnešti Dievo žodį. Gal geriau pradėti nuo to. Šioje vietoje, šioje piramidėje ir šalia jos vykstantys išgyvenimai, patirtys yra susijęs su tuo, kas jau čia vyko ir seniau. O seniau yra įvykę daug įdomių įvykių, prasmingų įvykių, bet ypač vienas, kuris susijęs su tuo pirmuoju ir vienas iš stipriausių mano patyrimų. Tai yra pati pradžia. Tuomet man buvo 7 metai. Buvo laikas prieš pamokslą. Bažnyčioje buvo daug žmonių, nes buvo roko atlaidai. Aš su savo artimaisiais buvau bažnyčioje, nors žmonių buvo labai daug. Vietos buvo mažai. Ir tiesiog meldžiausi. Tuomet tikrai ne mano pačio iniciatyva. Tiesiog aš tuomet dar net neįsivaizdavau, kad taip gali būti. Išgirdau kreipimąsi. Ir iš karto dar tada, kaip vaikas, supratau, jog tai ne mano mintys, ne mano žodžiai. Na ir pradėjau klausytis. Tai buvo prisistatymas, tai buvo padrąsinimas. Paskui aš tuo džiaugsmu, nes tai sukėlė tokį vidinį tikrą džiaugsmą, pasidalinau su mama, kuri stovėjo šalia. Kaip prisimenu, tuomet jinai sureagavo taip gan taip ramiai, ta prasme, tiesiog pasakė, kad baik išdykauti. Tačiau girdėjimas tęsiasi ir tuomet aš pradėjau girdėti pats to nereikalaudamas argumentus, bet ne tiek savo, kiek suaugusiems. Ir tie argumentai buvo labai konkretūs, kas įvyks pačiu artimiausiu metu, ką visi matys. Tiek tarp žmonių, tiek kunigo veiksmuose. Paskui jau viskas tęsiasi lauke, žmonės uždavinėjo klausimus, aš nesigilinau, kieno tai klausimai, tiesiog išklausydavau atsakymų į tos klausimus ir juos atkartodavau. Tai buvo suaugusių klausimai. Kiek prisimenu, tokiu ratu apstoję giminaičiai klausinėjo įvairių dalykų. Dažniausiai tokių abstrakčių, patikrinamųjų, bet žodis buvo labai ryškus ir vedimas jau nuo tada jautėsi. Ir nuo tada prasidėjo bendravimas, kuris ir dabar tęsiasi, ir ta bendravimo prasmė yra suteikti tiek man pačiam, tiek per mane visiems kitiems žmonėms pažinimą, žinias ir tuo pačiu metu ir patirtis, kurių pagrindų galėtų būti vykdomas dvasinis tobulėjimas ir ruošimasis ateities tam tikriems įvykiams. Iš tų pačių žinių galiu pasakyti, kad tai yra perėjimas į aukštesnį sąmonės lygmenį, perėjimas į kitą išmatavimą, religinė prasme, pasaulio pabaiga, taip vadinamoji.
pagaliau šioje vietoje, kur dabar stovi piramidė ir apskritai piramidė kaip objektas, pati vieta daugiau turi to jausmo. Iš praeities jau istoriškai įvyko labai įdomus regėjimas, patyrimas, kuris praktiškai kol kas yra vienintelis tokio realumo, gal sakykime, kurį aš pats asmeniškai esu išgyvenęs. Tai yra regėjimas šviesos ir jautimas tuo pačiu metu to šviesos, kaip niekad arti savęs. Ir tas jausmas kalbant apie mirtį, apskritai apie išėjimą yra kitoks. Tai kartais netgi sukelia tam tikrus sentimentus, ta prasme. Kartais norisi pajusti tai greičiau negu skirta, bet tai nėra gerai, nes misijos netlikimas, ta prasme, gyvenimo tarpsnio, šioje žemėje neįgyvendinimas sukelia blogas pasiekmes. Tiesiog tai nėra gerai, jeigu žmogus palieka žemę anksčiau laiko dėl savo norų arba dėl kitų priežasčių. Taigi reikalingas galutinis įgyvendinimas savo misijos. Dėl to šiuo metu stengiuosi ir žmonėms bandau tą pasakyti, kad reikia laikytis, kas beatsitiktų šioj įvairiuose situacijose ir turėti tai, tiesiog atlikti visą tai su džiaugsmu. Man atskleistas tam tikrų ryšių tarp sielų principas. Tie ryšiai jungia vieną su kitu iš pirmo žvilgsnio atskirus, visai giminiškai atskirus žmonės, netgi negyvenančių žemėje. Ir tai vardinama kaip sielos šeima, kurioje egzistuoja dvasia, 12 sielų ir 144 jaunesniosios sielos. Galimybė patirti ano pasaulio, anapusinio pasaulio dvelksmą, suvokti amžinybės dėsnius, atsiveria ne tik tai susirgus, ją patiriame įvairiose ekstremaliose situacijose. Apie tai pasakojo ir alpinistas Vladas Vitkauskas, įveikęs Everestą ir kuris šį mirties dvelksmą išgyveno ne vieną kartą kalnuose. 30 metų išgyvenus taip kartu su kalnais, aišku, teko patirtų akimirkų, kai buvo tokių, kai tikrai, kad supranti, kad nėra jokios vilties išlikti gyvam. Ir pasirodo, kad tada ta mirtis, kurios mes jau čia taip, apie kurią netgi kalbėti nekalbam, reiškia ne tik, kad kažkaip tai bijom, bet lyg tai jos, reiškia, normaliam gyvenime tai mirties lyg tai neegzistuoja, kol su ja nesusiduriam. Kalnuose jau kokioj tai ekstremalioj situacijoje, tokių buvo nemažai ir ta, kur jau tikrai nebuvo jokios vilties, reiškia, krentant nuo komunizmo, reiškia, beveik nuo 1,8 kilometro aukščio, 1,5 kilometro sieną. Tai pasirodo, kad kai supranti, kad jau tu nieko negali, kai supranti tą, kas iš tikro tave lydi visą laiką gyvenime, kad nieko negali amžinų dalykų, reiškia, tų tikrų dangaus ir Dievo ir
ir kosmoso dėsnių, gamtos dėsnių, kurių tu negali pakeisti, tai tada net ir lėkdamas į tą mūsų vadinamą nebūtį, tu esi visiškai ramus. Bet tada išryškėja galbūt tokie svarbiausi dalykai per tas akimirkas, sekundės ar gal ten kokias tai trumpas minutės. Reiškia, vis tiek tada gali pajausti, kas iš tikrųjų yra, ar kas iš tikrųjų svarbiausia buvo tavo gyvenime. Ir va tuo atveju, apie kurį kalbu, man tai labiausiai perštėjo galbūt ir ne tik širdį ir sąžinę dėl to, kad supratau paliksęs mažus vaikus, kuriems esu reikalingas ir tai atrodė kaip labai didelė nuodėmė, kad aš žūsiu dėl gal užmojų ne pagal savo nosį, gal dėl to, kad dar ne savo laiku lindau, gal, kas čia žino. Bet vėl, kai paskui per stebuklą likau gyvas, tai po ilgų apmąstymų, ne valandą ir ne dieną tai truko, supratau, kad vėl kad galioja tos amžinos tiesos, tikrieji dėsniai, kad reiškia, jeigu tikrai supranti tą savo nuodėmę, jeigu tai yra tikros mintis, tai gal galim įvardinti ir kaip tikra atgaila gali vykti ir stebuklas, kaip man tada atsitiko. Niujorke gyvenantis kino režisierius, avangardistas Jonas Mekas mėgsta gerą vyną, mėgsta šokti, mėgsta pasikalbėti prie vyno. Ir mes jo irgi paklausime, o ką jis galvoja apie mirtį. Mirtis, žinau, dar mažiau. Žinau, tik, kad visi ir viskas miršta. Ir taip pat žinau, kad niekas nemiršta, nes pasaulyje vėl viskas pasikartoja, vis tas turbūt lydi gyvenimo, bet kada, aš skaičiau, kad labai gudraus žmogaus mintis, sako, visados tas pats žemės svoris, tas pats sielų numeris ir tas pats skaičius. Ir viskas, visados tas pats, tai vis niekas niekados nesikeičia. Pereinama iš vienos dimensijos į kitą, ten klajojam, turbūt labai įdomu. Ir nėra galo. Draugai, mano draugai, kurie dar gyvi, visi mano draugai, kurie neišgyveno šito šimtmečio. Mano draugai, aš su jumis visur. Aš galvoju apie jūs visus. Mes visi kartu
mano draugai išbarstyti po visą pasaulį. Nuotoliai yra niekas, laikas yra niekas, mes esam visi kartu. Nesveika apie viską labai rimtai šnekėti. Nuo tos kelionės į Kaukazą, kai man buvo išpranašauta, jog aš neilgai gyvensiu, praėjo jau virš 30 metų. O aš vis dar gyvas. Ir kuo toliau gyvenu, to man darosi linksmiau ir ramiau gyventi. Ypač, kai susitikau už tos žmonės, kurdamas filmą. Kai supratau, kad anas pasaulis nėra tamsos, šalčio ir kirminų pasaulis, o yra šviesos, harmonijos, džiaugsmo, muzikos, pilnatvės pasaulis. Ir kad tokį pasaulį mes galime pasiekti ir gyvi būdami. Ir gal iš viso nėra ribos tarp šio ir ano pasaulio. Juk ne veltui maldoj sakoma dabar ir mūsų mirties valanda.